Labas bendruomenė, labas visi stebintis. Kaip jau anksčiau sakiau, kad šis kanalas nėra vien pardavimų kanalas, čia yra labiau pasidalinimas apie mano pačios sėkmės istoriją. Dalinuosi tai, ką aš esu jau praktikoje patyrusi, įgyvendinusi ar ne, ir toliau sėkmingai siekiu savo karjeros tinklinėje rinkodaroje. Kaip žinia, prieš gerą mėnesį pakeičiau kompaniją ar ne, ir dabar Čiogan kompanijoje esu mėnuo ir 1,5 savaitės. Taigi pilnas vasario mėnuo ir kaip mums sekėsi. Kadangi tinklinė rinkodara yra komandinis darbas ir čia moteris įsikvepia savo veikloje, išmoksta ir tikslų siekti, ir atrasti savo svajones, ir įgauti įgūdžių, ir drąsos, ir viso ko. Taigi iš tiesų vasario mėnesio rezultatai yra nuostabus. Per pirmą mėnesį mums pavyko suburti gerą merginų, o ir yra vienas vyras, komanda, su kuria mes pasiekėme 16%. Tai yra Start Club tokia pozicija team leader, komandinė lyderystė, ar ne? Tai yra 7,000 struktūrinių taškų per mėnesį. Ir tai yra pirmieji žingsniai šiai kompanijai. Mano pačios asmeniniai tikslai yra labai dideli, kadangi turiu praktikos tinkliniai rinkodaroj ir tai yra tas sritis, kurioje aš noriu gilinti savo žinias, tapti profesionale, o kad jie tapti, reikia eiti per situacijas, per asmeninį augimą. Ir taip aš mėgaujuosi tuo procesu. Kaip esu minėjusi, kad dažnai žmonės siekia savo tikslų ir pasidžiaugia tik tai tuo jau rezultatu. Taip, šiandieną žinau rezultatą, aš tuo džiaugiuosi, bet kai pagalvoji, per visą mėnesį, kiek yra sutikta laimingų žmonių, kiek yra padaryta darbų, kiek yra saviugdos kelyje, praeita mokymų, pražiūrėta įvairiausių seminarų, knygų paskaityti ir taip toliau. Tas pats procesas, kai tu save ugdai, sėkmiai save programuoji, taip, kai tu išmoksti bendrauti su įvairiausiais dalykais, reikia mokėti ir su visata bendrauti. Noriu tai pasakyti, bet galvoju, kaip čia dabar mane suprasit. Taip manifestuoti reikia mokėti, tai čia yra kvantinė fizika. Ir aš galiu pasakyti, kad aš tai moku daryti. Taip. Na ką, mielosios, patikrinta kompanija, kaip aš sakiau, esu čia dabar 6 savaitės, ar ne, yra ir produktai, dauguma produktų ištestuota, didelis klientų ratas jau atsiradęs, yra ir partnerių komanda susiformavusi stipri ir tikrai galiu patikinti tie, kas dar žiūrite mane, stebite, ar ne, kaip man čia seksis, ar verta ateiti į šią kompaniją, ar verta pasinaudoti šią galimybę. Galite pražiūrėti praeitus video, kur aš dalinausi, kokios čia yra naudos ir koks mano tikslas yra šitoj kompanijoje. Taip, aš mėgstu pasidalinti laimę. Aš mėgstu žmonės įkvėpti ir parodyti jų potencialą, parodyti jų stipriąsias savybės, padėti jiems įsikibti ten, kur jie dvejoja, bet tame jie yra stiprus. Kad kiekvienas žmogus, turintis savo matymą ir savo tikslą, jis gali tinkliniai rinkodarai pasiekti absoliučiai tai, ko jisai nori. Ir aš esu to pavyzdys. Taigi, mėlyje, aš labai džiaugiuosi ir jeigu mato žmonės, kurie kartu su manimi yra vienoje komandoje, tai išreiškiu didelį dėkingumą už jų veiklumą. Už tai, kad jie pirmiausia patiki savimi, nes bet kurioje veikloje visi veiksmai ir procesai vyksta per pačio žmogaus norą. Niekas to žmogaus negalės įkvėpti, jeigu jisai pats save nemotyvuos, jeigu jisai nesupras savo tikslų, jeigu jisai netras savo reikia ir nežinos savo kodėl. Kodėl jam reikia gausos, ar ne? Kodėl jam reikia eiti saviugdos keliu. Kodėl jam reikia vieną ar kitą veiksmą padaryti. Taigi mes visi draugiškai apsijungę, kiekvienam padedame stiprėti toje srityje, kuriame arba kurioje jisai jaučiasi silpnesnis. Taigi aš linkiu visiems mums sėkmės ir toliau, mėgaujantis savo procesu, mėgaujantis tuo, ką darom ir toliau jaustis tokie įkvėpti, nes tai, ką darom, yra prasminga. Suteikiam laimę ir kitiems. Ačiū visiems už dėmesį, dalinuosi kažkur tai video vis iššoks rezultatas, ar ne, kad iš tikrųjų šio mėnesio rezultatai, mano laiminga komanda pasiekusi savo tikslų, laiminga ir aš. Taigi, iki sekančių, mėlyjeji.